didžiausia vėlgi problema, kad mes su maistu gaunam vienų daugiau negu kitų, o jos tarpusėje konkuruoja dėl fermentų. Ir vat būtent jeigu, iš tikrųjų tai taip yra, nes ir omega-3, ir omega-6 mes gaunam su maistu. Bet kur jų daugiau? Vyroja dabartiniai mūsų mitybų, jeigu mes kepam ant saulėgrąžų aliejaus, jeigu mes kepam vynuogių kauliukų aliejaus, jeigu mes naudojam netgi mėsoje yra omega-6, bet ar višta palakstė po kiemą, ar neužauginta narvelėje, skiriasi jos mėsos ir būtent omega-6 tas kiekis. Ir vėlgi, jeigu mes einame, tarkim, žinot, kaip valgom labai daug to greito maisto, kokiamis aliejų kepamas, kiek kartų jis keičiamas. Tai tas omega-6 mes gaunam jos daugiau, atitinkamai tas santykis yra vieno, tarkim, omega-3, 6 ir omega-6 didesnis šiek tiek, ne, bet perteklius yra mityboje. Ir ypatingai nuo tos vakarietiškos stiliaus mitybos, greito maisto, mažai daržovių, mažai ten, tarkim, riešutų, mažai žuvies, jeigu mityboje yra. O šitos dvi rūgštys tarpusavėje ląstelėje jos konkuruoja. Ir jeigu, tarkim, omega-3 tas pirmtakas yra alfa-linoleno ALR rūgštis, iš jos gaminasi EPR ir DHR. Tik aišku, ta konversija yra labai minimali. Labai skiriasi pas vyrus ir pas moteris. O būtent iš omega-3, būtent tas pirmtakas yra linoleino rūgštis ir iš jos gaminasi arachidono rūgštis, kur jau veikia uždegimiškai. Tai jeigu čia yra pusiausvyra, vadinasi, pas mus irgi pusiausvyra organizme ir jos atlieka savo funkciją, kaip ir turi būti. Bet jeigu pas mus yra perteklius tos būtent iš omega-6 pirminės tos rūgšties ir kaip minėjau, jos konkuruoja dėl tų pačių fermentų, tai kuri vyruoja tos fermentus ir pasiema. Ir kas dar vienas dalykas, yra labai sunku pačiam organizmui gamintis tas riebalų rūgštis, labai sunku gamintis tas riebalų rūgštis, nes tai yra, kainuoja resursų ir reikia užsukti labai daug biocheminių reakcijų. Taip, tai dėl to fermentus ir dar jų turi užtekti ir. Kaip jūs sakote, tada geriau gal vėlgi, čia aišku, žinot, vėlgi pas mus yra vegetarų, veganų, žmonių, kurie nevalgo žuvies, alergiški galbūt žuvį, bet tas žuvies kokybiškos gavimas mūsų užtikrina to DHR, APR gavybą.